Penktadienį Panevėžyje lankėsi ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris susitiko su vietos valdžios atstovais, dalyvavo Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų korpuso statybų pradžios renginyje. Reikia suprasti, kad turime riziką, jog ateityje tokios didelės infekcijos, pandemijos yra linkusios kartotis. Todėl, kad žmogus vis arčiau gamtos, iš gamtos mes turime įvairių, virusų ir kitų dalykų. Ir svarbu, jog tie pacientai, kurie serga kitomis ligomis ar turi kažkokias traumas, kad jų kelias su infekcinių ligų pacientais nesikirstų, tam, kad neatsirastų papildomų visiškai nelauktų ligų. Tai todėl ta infrastruktūra, kai jin yra išskiriama į atskirus korpusus, yra svarbi be abejo ir Panevėžiui, ir kitiems šalies miestams. Vizito metu vyriausybės vadovas taip pat lankėsi ir naujai statomame Panevėžio baseine. Nes mes ir lankėmės ir sporto objektuose, kuriuose aš kaip žiūrovas, dar būdamas paauglys lankiausi, matydamas kaip Lietkabelis žaidžia, Staškūnas, Bačianskas, Leonavičius treniravo. Tai fantastiškas jausmas ir iš tikrųjų kyla toks ir tam tikras įsipareigojimo jausmas padėti kiek įmanoma gimtajam miestui, kad ta sporto infrastruktūra, medicinos reikalingi dalykai augtų ir džiugintų, pirmiausia, ne mane, o viso regiono žmonės. Regiono aktualius klausimus ministras pirmininkas aptarė su miesto ir rajono savivaldybių atstovais. Apsilankimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas verslo ir mokslo sąlygoms regione. Pavyko prisikviesti ministrą pirmininką į Panevėžį, tikrai labai darbingas vizitas. Aplankėme ir statomą mūsų baseiną, kur tikrai truks pinigų ir galbūt bandysim, paprašysim, įbetonavom kapsulę infekcinių ligų korpuse, apsilankėme Šmits Cargo Bull gamyklą, o tada apsilankėme kolegijoje Panevėžio. Premjerui Paluckui buvo labai įdomu sužinoti, kaip vis dėlto Panevėžio kolegija kooperuojasi su mūsų pramonės įmonėmis. Manau, labai Panevėžiui naudingas vizitas. Vizito Panevėžyje metu ministras pirmininkas Gintautas Paluckas apsilankė Panevėžio kolegijoje bendrovėje Šmits Cargo Bull Baltic ir dalyvavo partijos bičiulių ataskaitinėme rinkiminėje renginyje.